tai geriau negu jūs atsitiktinai vieną sykį mačiau, kaip jūs labai gražiai apie vienybę pasakėte, ar ne? Imkime gerai, aš apsiribosiu kandidatai prezidento rinkimuose. Dieve tu mano, pas jūs yra, aš irgi dar parodysiu, kad taip. Tai apsiribosiu kandidatais prezidento rinkimuose. Aš vienintelis, kuris sakau, kad nereikia karo ir agresyvus karinis blokas mūsų neišgelbės. Nes Rusija turi tiek jėgos, kad gali sunaikinti ir visą tą bloką. Amerikos prezidentas, irgi ką tik dabar įrašiau jo žodžius į naują laikraštį. Amerikos prezidentas Kennedys seniai prieš 60 metų pasakė, kad branduolinės valstybės turi vesti atsakingą politiką, o jeigu politika yra tokia, kad oponentės, priešininkės priveda prie pasirinkimo arba gėdingas pralaimėjimas, arba atominis smūgis. Tai jeigu šalis, jeigu Amerika savo oponentą priveda prie tokio pasirinkimo, tai jisai sakė, tai yra mūsų Amerikos politikos fiasko ir grėsmė ir antausis visam likusiam pasauliui. Ar galima aiškiau pasakyti? Tai šitam kontekste žiūrinti, mūsų vienintelė viltis, kad kai Trumpas Amerikos prezidentu taps, arba lygiai taip pat kaip Robertas Kennedys, jeigu taptų Amerikos prezidentu, tai tada šita karo grėsmė ir mūsų Lietuvos sunaikinimo grėsmė mūsų politikam iškėlus karo šūkį ir sakant, kad rusai ne žmonės, rusai žmogėdros, rusai teroristai ir Rusiją reikia suskaldyti. Tai šita grėsmė tada sumažės, o Lietuvos prezidentas šiam periode, metus dar laiko, turi tikrai galimybės ir paveikti NATO viduje, stabdant agresyvią politiką ir tiesiogiai prisidedant prie to, kad nutraukti bambagyslę karinių srautų į Ukrainą, kur viena broliška šalis naikina kitą. Toliau.